Vat kaip skaitote pats, gerbiamas Surski, vat, protingas toks esat. Ar Vilniuje, mūsų sostinėje, vat, ar reikalinga Rail Baltic atšaka? Atšaka? Nu. Nafik jinai nereikalinga. Nei atšaka, nei Rail, nei Baltic nereikalinga, nes yra Ryanairas, kuris su viskom puikiausiai susitvarko. Na, bet žiūrėkit, vat, o kaip su kroviniais? Be problemų. Damoki per internetą ir tavo čemodaną nuskridina, kur tik tais nori. Ir vapšė, aplamai, geležinkelius reikia sulikviduoti kaip patokius. Nu, nelabai jūsų suprantu. Nu, morališkai pasenęs transportas, pats pasižiūrėkit. Bildas, smirda, kiek žemės užima. Jo pirmenybė visą laiką yra, kai prieš mašinas jisai važiuoja savo dūmais. Ir nėra jokių sustojimo aikštelių keleiviams sustoti parūkyti. Ir dar be to, kai jisai sustoja retkarčiais, tai negali naudotis jo tualetu. Ir dar kiek savižudžių naudojasi, taip vadinamam jo paslaugom. Bet žiūrėkit, aš prie to klausimo, kur dėl žemės, kad daug užima. Bet automobilių keliams irgi reikia daug žemės, nu. Bet tai čia pats vairuoji, transporto priemonė, ja. Tu gali važiuoti kur nori ir gali sustoti aikšteliai poilsio, kur yra kebabinė arba baltas tualetas ir nusipirkti kebabą, išstumt bumbulą. Ir joks prasmirdės bedarbis kontrolierius neteis ir nepaklaus, kur jūsų bilietėlis, ponas. Autobusu, kai važiuoji, tai bent jau matai, kas vairuoja, tai yra bent kažkoks psichologinis ryšys su tom vairuotojum. Palaukit, aš nepabaigiau. O jūs dar pažiūrėkit, kokia brangi žemė po geležinkeliais. Dabar stato tą Air Baltica, reiškiasi, ir supirkinėja nerealiom kainom žmonių žemės per tą vietą, kur tas geležinkelis bėgis eis. Visiškai iškraipo geležinkeliai nekilnojamojo turto rinką. Ir jūs dabar pasižiūrėkit, kaip iškraipyta yra. Jeigu jūs nuveisit į banką paimti paskalos ir paduosit savo kokį nors sklypą, kuris yra Palangoj, tai bankininkai jūs apšauks, sakys, dink iš čia, Palangos subagė, kad nematytume mes tave čia. Vat jeigu po tavo būtų sklypas po geležinkeliu, tai būtų kita kalba tada. Sakytų bankininkai. Gopšoliai bankininkai. Jo. O žinot, o estai sako, kad mes durniai, neskubėdami su to Rail Baltic statybą. Jūs neiškraipykite estų žodžių. Jie turėjo omenoj, kad mes durniai dėl to, kad iš vis pradėjom statyti. Estai taip nesako. O tai aš atsiprašau, jūs estiškai suprantat gal? Ne, rašo Wall Street Journal. O tai tas Street Wall Journal, jisai, ką gal jisai estiškai supranta? Nu, aš nežinau. Tai vat išklausykit manęs, ką aš sakau, o ne kažkokia tai, kad jums ten rašo. Ai.